Buvo jau vėlus vakaras, kai jis sugrįžo. Kar, tarė jis, tave labai sveikina mano sužadėtinė ir siunčia tau duonos kampelį. Ji nugrebė iš virtuvės. Tu tikrai esi alkana. Tik į rūmus tau sunku patekti. Sidabruota gvardija ir auksuoti lekajai niekaip tavęs nepraleis. Bet neverk, vis gal šiaip taip įlysi. Mano sužadėtinė žino, kaip nueiti į miegamąjį kambarį pro užpakalinės duris ir žino, kaip gauti raktą. Įėjo į daržą, į didelę alėją, rudens lapai krito vienas po kito, kai rūmų languose užgeso žiburiai, irgi vienas po kito. Varnas privedė Gerdą prie užpakalinių durelių. O kaip mušė Gerdo širdis iš baimės ir ilgesio, tartum ji būtų galvojusi padaryti kokį piktą daiktą, o ji tik norėjo sužinoti, ar ne čia jos Kajus. Taip, žinoma, jis čia. Tikrai, jis apsidžiaugs ją pamatęs ir išgirdęs, kokį ilgą kelią dėl jo nukeliavo. Tada jis sužinos, kaip namiškiai rūpinosi, kai jis negrįžo. O, kaip ji drebėjo ir kartu džiaugiasi. Štai pasiekė ir laiptus. Ant indaujos degė maža lemputė. Vidury oslos stovėjo ta prijaukinta varna. Sukino galvą ir spoksojo į Gerdą, o ta tūptelėjo ir nusilenkė, kaip ją mokė senelė. Mano sužadėtinis pripasakojo tiek gražių daiktų apie jūs, miela mergytė, tarė prijaukinta varna. Jūsų gyvenimas kiekvieną turi jaudinti. Prašom imti lempą, o aš eisiu pirma. Eisim tiesiai, čia mes nieko nesutiksim. Man rodos, kad kas eina paskui mus, pasakė Gerda. Tai tik sapnai, atsiliepė varna. Jie čia ateina, kad galėtų pernešti princo ir princesės mintis į medžioklę. Kad būdama garbė, jūs parodysite jūsų širdies prakilnumą. Tai savaime suprantama, įsikišo varnas. Tada jie įėjo į pirmą salę. Jos sienos buvo išmuštos raudonu raštuotu šilku. Pro šalį vėl prašvilpė sapnai, bet taip smarkiai, jog Gerda nieko nepastebėjo iš tos garbingos draugijos. Viena salė buvo puikesnė už kitą. Gerda negalėjo jomis atsigražėti. Pagaliau jie priėjo miegamąjį kambarį. Lubos buvo panašios į didelę palmę su brangaus stiklo lapais, o vidury kambario prie drūto liemens kabėjo 2 lelijų pavidalo lovos. Viena buvo balta, joj gulėjo princesė. Kita buvo raudona. Ji atsargiai atlenkė vieną raudoną lapelį ir paregėjo rudai įdegusi sprandą. Tai Kajus! Ji garsiai ištarė jo vardą. Atbudo princas ir atsuko galvą. Bet tai buvo ne Kajus. Princas buvo jaunas ir gražus, bet tik iš sprando turėjo panašumą į Kajų. Iš lovos, kaip lelija, pakėlė galvą princesė ir paklausė, kas čia yra. Tada Gerda pravirko ir apsakė į savo gyvenimą ir viską, ką buvo padaręs varnas ir jo sužadėtinė. Vargšė mergytė, tarė princas ir princesė, paskui pagyrė varną ir jo sužadėtinę. Sakėsi, visai nepykstantis ant jų, tik liepė daugiau taip nedaryti, net juos apdovanojo. Norite būti laisvi paukščiai, paklausė princesė, arba gauti tarnybą prie rūmų su visu išlaikymu iš virtuvės likučių? Varnas ir jos sužadėtinė gražiai nusilenkė ir paprašė palikti juos prie rūmų. Gerai turėti užtikrintą duonos kąsnelį gyvenimo pabaigoj. Princas atsikėlė ir užleido savo lovą Gerdai. Toks jis jai buvo geras. Jis sunėrė savo rankutes ir pagalvojo, kokie geri žmonės ir paukščiai. Paskui užmerkė akis ir užmigo. Tada vėl pasirodė sapnai, dabar jie buvo panašus į angelus. Vežėsi su savim mažas rogutes, o jose sėdėjo Kajus ir linksėjo galvą Gerdai. Bet tai buvo tik sapnas ir, kai mergaitė atbudo, viskas išnyko. Kitą dieną aptaisė ją nuo galvos iki kojų šilkais ir aksomais ir leido viešėti rūmuose, kiek jai patiko. Bet ji ėmė prašyti, kad jai duotų vežimuką su arkliu ir batukus. Ji norėjo vėl keliauti per žmones, ieškodama savo draugo. Ji gavo gražias drapanas, batukus ir movą,
o kai atsisveikino su visais, prie vartų privažiavo karieta iš gryno aukso, su žibančiais ant durelių, kaip žvaigždės princo ir princesės herbais, o vežėjas ir tarnai turėjo ant galvų mažas aukso karūneles. Princas ir princesė patys pasodino Gerdą į karietą ir palinkėjo jai laimingos kelionės. Varnas, jau vedęs, lydėjo ją 3 mylias, jis tupėjo karietoj šalia jos. Jo pati tupėjo ant vartų ir pleveno sparnais. Ji nelydėjo Gerdas, jai nuolat sopėjo galva nuo to laiko, kaip gavo pastovią vietą prie rūmų ir pradėjo persivalgyti. Karieta buvo išklota saldžiais riestainiais, o po sėdynę pridėta vaisių ir meduolių. Sudieu, sudieu, šaukė princas ir princesė. Gerda ėmė verkti, Varno pati irgi. Karietai pavažiavus 3 mylias, Varnas atsisveikino su mergaitė. Sunku buvo skirtis. Varnas užsiskrido ant medžio ir plasnojo sparnais tol, kol karieta, žibanti kaip saulė, išnyko jam iš akių.